Tai labas rytas visiems besijungiantiem. 9 valanda, spaudžiu įrašą ir trumpai pristatau, kad kur jūs prisijungėte, kur jūs atvykote, tai yra į UAB Žinius apskaitos įmonės klientams ir taip pat verslo partneriams organizuojama tokį kasmėnesinį trumpą informacinį renginį verslo pusryčius. Tai yra kiekvieną mėnesį, pirmąjį trečiadienį, 9 val. Ryte per Zoomą. Kviečiame mūsų klientus prisijungti ir išklausyti kažkokią tai vieną iš aktualių temų. Tai šio trečiadienio tema turime svečius iš ILTE, iš Nacionalinio banko. Pristatys save tikriausiai labiau pati pranešėja Giedrė Valbasytė. Ir pristatys taip pat ILTE finansavimo priemonės, kreditus verslui. Na, o kaip šiuose verslo pusryčiuose atsiranda temos, tai iš tikrųjų jos taip iš gyvenimo šiek tiek atsiranda. Ir šiuo metu bendradarbiaujame su ILTE ir su šiom priemonėm susiduriu ir suprantu, kad mažai naudojasi klientai, bent jau mūsų klientai, nežinau kaip yra visos Lietuvos mastu, ILTE lengvatinėmis finansavimo priemonėmis, nors atrodo iš pirmo žvilgsnio tikrai sąlygos yra labai patrauklios, labai geros. Tai tikslas yra informuoti ir suteikti jums kuo daugiau žinių apie šitas priemonės, kad galėtumėte jomis pasinaudoti. Tai suteikiu žodį Giedrei. Ir Tai Giedrė la, iš karto pasakykite dėl klausimų, turbūt ar iš karto gali dalyviai klausinėti, ar geriau klausimus pakaupti čia ir paskui pabaigoje atsakysime. labas rytas visiems. Tai gal aš eisiu per tas temas, kurias vat, su Rūta suderiname, tris priemonės. Tai gal po kiekvienos priemonės galim tiesiog staptelti ir jei bus klausimų, iškart ir paklausti. Manau, tai bus patogiausia. Tai gerai, tada aš dalinuosi skaidrėmis savo ir galėsim pradėti. Taip, matau, kad matot, girdit gerai. Taip, viskas gerai. Tai tuomet pradėsiu. Tai labas rytas dar kartą su Giedrė Valbasytė iš ILTES vyriausiai projekto vadovė ir šiandien aš jums pristatysiu ILTE finansavimo galimybės verslui ir aptarsiu tris priemonės. Tai yra paveldo, startuok ir perspektyva. Tai gal pradžioje, kas yra pati ILTE? Tai yra nacionalinės plėtros bankas, teikiantis investicijas Lietuvos ekonomikai, tai net pats vardas ILTE šifruojasi investicijos Lietuvos ekonomikai. Šiuo metu mes turime 33 aktyves finansavimo priemonės ir šiek tiek daugiau nei 11 tūkstančių aktyvių klientų. Komandą, kaip matot, turime didelę, daugiau nei 300 komandos narių ir veikiame tiesiogiai, tai yra teikiame tiesioginės paskolas mes patys, tačiau tai darome ir per finansavimo partnerius, tai turime jų apie 120. Kamgi mes teikiame tą finansavimą ir kaip atrodo mūsų portfelis, tai investicijos į Lietuvos ekonomiką pakankamai plačiai tiek verslo pradžiai ir augimui, tai yra startuoliai, tiek pramonė, gynyba, energetika, infrastruktūra, taip pat ir žemės ūkio projektai. Tai mūsų valdomas portfelis šiuo metu sudaro 1,4 milijardo eurų ir veikiame teikdami paskolas, garantijas, rizikos kapitalą, kompensacijas. Ir tai apima ILTES veiklos rytį verslui, žemės ūkiui ir žuvininkystai bei viešajam sektoriui. Ir kaipgi mūsų visas portfelis pasiskirsto procentiškai, kas sudaro šiuo metu didžiąją dalį, tai kaip matote, 536 milijonai, tai yra 39 procentai sudaro mūsų teikiamos tiesioginės paskolos, antroje vietoje būtų portfelinės garantijos, vėliau individualios garantijos ir paskolos per finansų tarpininkus, kita dalis,
bei 109 milijonai rizikos kapitalo. Tai visas portfelis tokia proporcija ir pasiskirsto. Tai trumpai apie iltę tiek, pereikim prie kiekvienos konkrečios priemonės ir pradėsiu nuo paveldo priemonės. Tai vėliau, kai apžvelgsiu paveldą, jei bus klausimų, galėsim sustoti ir pabandysiu į juos atsakyti. Tai kam yra skirta paveldo priemonė ir kiek yra skirta finansavimo, tai šiuo metu priemonė yra skirti 5,5 milijono Europos regionės plėtros fondo lėšų, tai yra 5 milijonai eurų skirta vidurio ir vakarų Lietuvos regionui ir 500 000 eurų skirta sostinės regionui. A, Artimiausių metų planuojama papildyti dar priemonę 1,2 milijonų eurų, nes jau vidurio vakarų regionui suma yra pilnai beveik užpildyta, tai dėl to vat reikalingas papildomas pinigų skirimas ir tą artimiausių metų planuojama padaryti. Sostinės regionui dar 500 000 eurų yra, paraiškų kol kas šitam regione nesam gavę. Kaip yra priskiriama regionai, tai pagal investicijos vietą būtent ir priskiriama yra regionai. Kadangi paveldo priemonė yra skirta finansuoti, tai būtent atnaujinti, aktualizuoti ir veiklinti kultūros paveldo objektus, juos pritaikant visuomeniai, bendruomenės kultūriniams poreikiams, jų išnaudoti tų objektų potencialą ekonominės plėtros didinimui, verslo darbo vietų sukūrimui ir panašiai. Kas gali gauti paskolas pagal paveldo priemonę, tai tiek privatus juridiniai asmenys, tiek viešieji juridiniai asmenys. Šitoje vietoje svarbu paminėti, kad biudžetinės įstaigos negali skolintis, negali gauti paskolų pagal biudžetinių įstaigų įstatymą. Tai tiesiog, jei yra biudžetinė įstaiga, tai pagal šią priemonę jinai negalėtų ateiti dalyvauti. Kokie yra reikalavimai keliami paskolos teikėjams? Vėliau per kitas priemonės šitie reikalavimai kartosis ir bus panašus ir ties jais nesustosiu, bet ties šitą priemonę paminėsiu. Tai būtent ką turi atitikti paskolos gavėjas, tai jisai turėtų būti to kultūros paveldo objekto savininkas ir ar valdytojas. Taip pat turi veikti Lietuvoje, atitikti minimalius mokesčių mokėtojo kriterijus, teikti finansinę ataskaitų rinkinį registrų centrui, juridinis asmuo, jam neturi būti iškelta bankroto ir restruktūrizavimo byla, neturi būti likviduojamas, nėra gavęs valstybės pagalbos, kuri mūsų sprendimu būtų pripažinta nepagristai išmokėta, turi nepatirti sunkumų, tas taikoma ir įmonių grupiai, jei įmonė priskiriama įmonių grupiai, nėra taikomos tarptautinės sankcijos ar kitos priemonės, neturi ar yra nutraukęs prekybinius įsipareigojimus su Lietuvai priešiškomis šalimis. Taip pat paskolos gavėjo ir paskolos negražinimo rizika turi būti priimtino rizikingumo lygio, kad Iltė pripažintų tą projektą ekonomiškai pagristų ir finansiškai gyvybingu. Tai bus taip pat svarbus nuosavybės rodiklis, kuris turi būti po paskolos suteikimo ne mažesnis nei 0,1. Taip pat kiti reikalavimai, kurie yra numatyti priemonės aprašymai, jei tokių yra. Paskolos sąlygos. Tai, kaip ir Rūta minėjo, dalis priemonių yra lengvatinės paskolos, neišimtis ir ši. Tai yra lengvatinė paskola. Kodėl jinai yra lengvatinė? Nes taikoma 2 procentų fiksuota metinė palūkanų norma. Tai 2 procentai visą paskolos laikotarpį. Kokia didžiausia paskolos suma? Tai yra 1,5 milijono eurų. Ir galima dotacija paveldo priemonėje, tai yra iki 30 procentų suteiktos ir išmokėtos paskolos sumos dydžio. Tai turbūt šitos priemonės sėkmė ir buvo būtent ši dotacijos dalis. Taip pat paskolai gali būti taikomos užtikrinimo priemonės bei paskolos lėšomis apmokamos tik tinkamos finansuoti išlaidos. Paskolos terminas yra ilgas, tai yra 15 metų.
Ir paskolos lėšų panaudojimas turi būti per 24 mėnesius. Bei sutartis dėl paveldo priemonės turime sudaryti iki 29 metų birželio 29 dienos. Kokios yra pačio projekto tinkamumo sąlygos? Tai tas kultūros paveldo objektas privalo būti įtrauktas į kultūros paveldo registrą. Taip pat tuo projektu, su kuriuo kreipiasi klientas, turi būti numatoma sukurti papildomus arba naujus lankytojų srautus kultūros paveldo objekte. Tai vadinasi, jei sutvarkėte tam tikrą kultūros paveldo objektą, jį uždaryti ir tik tai savo reikmėms verslo vystymui. Tai yra netinkama, tai turi būti jis atvertas ir sudarytas lankytojams galimybę tenai naudotis ar patekti. Taip pat projektu numatoma užtikrinti paveldo objekto prieinamumą, atvirumą visuomeniai. Ką tai reiškia? Kad netrumpiau nei metus po projekto įgyvendinimo pabaigos bus sudarytos sąlygos visuomeniai lankytis kultūros paveldo objekte. Taip pat apie tinkamą finansuoti išlaidas. Tinkamo finansavimo išlaidas, tai ne mažiau kaip 20% tinkamų finansuoti išlaidų turi būti finansuojama privataus finansavimo lėšomis, iš jų ne mažiau kaip 10% turi sudaryti nuosavos paties paskolos gavėjo lėšos. Ir privataus finansuotojo atliktos investicijos į projektą turi būti atliktos ne seniau kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos. Taip pat projektai turi atitikti reikmingo žalos nedarimo principus ir kadangi priemonė yra lengvatinės paskolos, suteikiama valstybės pagalba pagal bendrosios išimties reglamentą. Kokios yra projekto tinkamos finansuoti išlaidos, tai apsprendžia bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 4 dalis ir aš čia pavardinau, kas tai konkrečiai būtų. Tai jei investuojama į kultūros paveldo objektą, tai turi būti infrastruktūros, kurios bent 80% ar laiko, ar vietos pajėgumų per metus yra naudojama kultūros tikslams. Tai yra statymas, atnaujinimas, išsaugojimas ir kitos pagerinimo išlaidos, taip pat kultūros paveldo įsigijimo išlaidos, materialaus, nematerialaus turto rekonstrukcijos išlaidos, medžiagoms, tyrimams ir panašiai. Kultūros paveldo prieinamumo visuomeniai, įskaitant skaitmeninimo išlaidas, bei išlaidos naujoms technologijoms, prieinamumo specialiųjų poreikių turintiems asmenims gerinimo, išlaidos bei kultūros projektų ir kultūrinės veiklos, bendradarbiavimo, mainų programų, dotacijos išlaidos, reklamos išlaidos ir kitos išlaidos tiesiogiai susidariusios vykdant projektą. Tai šitoje vietoje svarbu paminėti, kad jei yra investuojama į infrastruktūrą, tai bent 80% arba laiko, arba vietos to objekto turi būti naudojama kultūros tikslams. Ir tai aprašoma rengiant verslo plane. Kokie būtų paskolos gavėjo įsipareigojimai, prisimami įsipareigojimai jau su tuo pačiu projektu? Tai jis privalės užtikrinti, kad baigus įgyvendinti projektą, jis tą kultūros paveldo objektą savo nuosavybėje ar valdyme išlaikys netrumpiau nei 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos, kad praėjus 1 metams po projekto įgyvendinimo pabaigos pateiks mums per metus aplankiusių lankytojų skaičių. Tai čia taip užtikrinant atvirumą visuomeniai. Pabaigus įgyvendinti projektą pateiks kultūros objekto tvarkybos darbų priėmimo aktą, jei tokie darbai buvo atliekami, taip pat statybos darbų užbaigimo aktą, jei tokie darbai buvo atliekami, ir įgyvendinus projektą pateiks projekto įgyvendinimo ataskaitą.
Tai su paveldo priemonė tiek, jei turit klausimų, tuomet užduokit ir jei neturėsit, pereisim prie kitos priemonės. Ar turi dalyviai klausimų apie šitą priemonę? Rankų nematau, mikrofonų irgi nematau įjungtų. Tai gal aš tik tai paklausiu, nes man liktai pradžioj pasirodė, kad sakėte, kad jau turi turėti savo nuosavybę įsigijęs, reiškia tas, kas prašo ar ne šitos paskolos, nuosavybės objektų turtą, o čia dabar, kai jau skaitėte, tai tinkamos išlaidos yra įsigijimas pačio turto. Tai kaip čia yra? Ar aš netaip supratau kažką? Taip, tai turi, tai jis gali įsigyti ir tuomet jis taps savininkas to turto. Tai galima įsigyti iš Taip, šitos taip, paskolos. taip, Ai, supratau, taip, nereikia taip, kad aplikuojant jau turi kažkokį, nežinau, nugriuvusi dvarą ir nori jį renovuoti, sakykime, galimas įsigijimas iš šitų lėšų. taip. Aha, bet dabar man gal. Bet jei turi jau tą objektą, tai turi jį turėti nuosavybėje Mhm. arba jį valdyti, nu tai nuomotis. Bet užtikrinti vėliau, kad jei sutvarko tą objektą iš paskolos lėšų, tai 5 metus po paskolos, po įgyvendinimo projekto dar jį turės savo nuosavybėje arba valdys. Ar aš gerai suprantu laikotarpį, kad jeigu paskolos laikotarpis 15 metų, berot sakėt, ar Taip, ne, tai tie 5 metai 5 plus, 15 plus 5 tada gaunasi. Ar projekto laikotarpis lygų paskolos laikotarpis? projekto laikotarpis nelygų paskolos laikotarpis, tai projektą gali gyvendinti ir greičiau. Tiesiog Aha, tik paskolos laikotarpis yra 15 metų. Tai patį projektą gyvendinti gali greičiau. supratau. Ir reiškia, gali Tikrai būti, kad taip, įgyvendino projektą, išlaikė nuosavybę 5 metus, pardavė, taip, o paskolos likutį ten taip, dar moka arba uždengia. taip. Viskas aišku, o gal galit kažkokių pavyzdžių Lietuvoje, nežinau, vat, kas sėkmingai iš žinomų objektų prisitaikė šitą priemonę ir dabar ten srautai generuojasi. Iš praeito laikotarpio, vat, kaip ir nepasirašiau tų klientų, bet buvo ir dabar jau yra besikreipusių, tai Montepacis vienuolyno kompleksas, kaip tik yra vertinama paraiška, Dainos teatras Kaune, tai va tokie va objektai. O iš ankstesnio laikotarpio, jį gerai pamenu, vienas objektas Abromiškėse buvo. Mhm, ten dvaras kažkoks abromiškai Taip, yra. taip. Supratau. Nes Nu, šita priemonė yra testinė, jinai buvo ir anksčiau, prieš keletą metų, buvo teikiama per finansų tarpininkus. Tiesa, nebuvo tokia patraukli, o šiame laikotarpyje patrauklumas jos tikrai yra, jau kaip ir pradžioje sakiau, jau yra beveik visos lėšos išskolintos, tai yra susidomėjimas šią priemonę. Tai jei kas ketina teikti paraišką, tai turėtų suskupti. bet beros minėjot, kad sostinės regione yra Sostinės regime pusę neišnaudota. milijono, taip. Mhm. Tai ar gerai aš suprantu, kad jeigu domina šitą priemonę, tai visų pirma pasižiūrim kultūros vertybių, ar kaip ten sakėt, registrą. Kultūros paveldo registre turi būti registruotas objektas. Jeigu objektą tenai, dominantį objektą ten randam, jis yra parduodamas, pavyzdžiui, tai tada galima modeliuoti visą verslo planą jau, ar ne? Taip, taip. Nu, ačiū Ir, labai. ir svarbu būtų, kad tas būtų užtikrinamas prieinamumas visuomeniai, kad bent to 80% laiko arba vietos būtų užtikrinama visuomenės poreikiams. Tai, kad gyvenamojo paskirties, tarkim, nežinau, nori įrengti viešbutį arba kokią dvarą pritaikyti nakvyniai, tai netiks, nes tai neužtikrins prieinamumo visuomeniai. Tai turi ten vykti edukacijos, plenerai, atviros erdvės įvairiems renginiams ir panašiai. Mhm. Nu, čia toks įdomus reikalavimas, nes aš bandau įsivaizduoti, bet kokiu atveju verslas turbūt galvoja apie įveiklinimą tos vietos ir kad ta vieta generuotų kažkokius pinigų srautus.
Nu, aš taip įsivaizduoju dabar, vat, pavyzdžiui, gal trūkumas yra senelių namų, ne, globos kažkokiu tai namų. Tai toks įveiklinimas netinka, nes vis tiek Ne. turi būti atviras. Taip, taip, nes turi užtikrinti lankytojų srautus, tai gali būti vykti parodos, festivaliai, edukacijos, kažkokie tai renginiai, būtent ir būtų prieinama visuomeniai lankytis tame objekte. Tai ačiū, tada turbūt einam prie kitos priemonės, kuri jauniems verslams, ne, Taip, startuok. taip, Irgi startuok. nenauja priemonė. Nenauja veikianti beros nuo 2021 metų, tai nenauja, vis pasipildo lėšomis ar reikalavimais priklausomai nuo lėšų šaltinio, tai keliaujam tuomet į startuok. A, tai šiai priemoniai šiuo metu yra skirti beveik 56 milijonai eurų. Tai yra beveik 20 milijonų skirta vidurio ir vakarų Lietuvos regionai, o 35 milijonai skirta sostinės regionai. Ir artimiausių metų, kadangi priemonė yra populiari ir viena iš įnamųjų turbūt, papildomai planuojama skirti 38 milijonus sostinės regionui. Kasgi gali būti paskolos gavėjai? Tai taip, tai yra jauni verslai startuojantis, tai yra smulkaus vidutinio verslo subjektai, kurie veikia ne ilgiau kaip 3 metus. Taip pat smulkaus vidutinio verslo subjektai, kurie vykdo ar ketina vykdyti socialinio poveikio projektą ir veikia ne ilgiau kaip 5 metus. Taip pat Ukrainos pilietybę ir leidimą gyventi Lietuvoje turintis verslininkas, kuris veikia ne ilgiau kaip 5 metus. Leidimas gyventi Lietuvoje Ukrainos piliečiui turi būti išduotas ne anksčiau kaip nuo 2022 vasario 24 dienos arba įsteigtas Lietuvoje, kurio dalyvis ar savininkas yra leidimą gyventi turintis Ukrainos pilietis ar Ukrainos juridinis asmuo veikiantis ne ilgiau kaip 5 metus. Taip pat įsteigtas turi būti ne anksčiau kaip 2022 vasario 24 dieną. Reikalavimai paskolos gavėjams, tai kaip ir minėjau, ties paveldo, iš esmės tai tie patys reikalavimai per daugumą priemonių įeina tie patys, tai ties jais neapsistosiu, tik paminėsiu tokius, kur nebuvo ties paveldo. Tai iš startuoko, jei kreipiamasi finansavimo, tai neturi būti veikla vykdoma žemės ūkio sektorijoje. Negali būti finansinė ir draudimo veikla, ginklų ir šaudmenų mažmeninė prekyba, tabako gaminių gamyba ir didmeninė prekyba, azartiniai lošimai, distiliuoto alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos veikla. Tai šios veiklos yra nefinansuotinos pagal startuok. O taip pat svarbu šita priemonė, kad jį paskolos gavėjas yra fizinis asmo, nes gali būti fizinis asmo dirbantis pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, jisai viso projekto įgyvendinimo metu privalo turėti tą galiojantį verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. Kokios yra paskolos sąlygos, tai jos taip pat yra lengvatinės. Didžiausia paskolos suma tai investicijoms iki 3 milijonų eurų, apivartiniams lėšoms iki 200 tūkstančių. Taip pat paskolos lėšomis gali būti apmokamos tik tinkamos finansuoti išlaidos. Galima dotacija, tačiau dotacija galima tik vidurio vakarų Lietuvos regionui, sostiniai ne. Paskolai taikoma kintama metinė palūkanų norma, kuri paskaičiuojama pagal mūsų puslapyje esančią preliminarią skaičiuoklę, tai galima pasiskaičiuoti, kokia tai galėtų būti. Tačiau metiniai normai yra taikomos nuolaidos, tai 50% arba 70%. Tai vėliau apžvelgsiu, kam kokios nuolaidos yra taikomos. Paskolos terminas 30 metų, 10 metų, atsiprašau, investiciniai paskolai ir 3 metai apivartiniai.
Paskolos lėšų išmokėjimas turi įvykti per 12 mėnesių, o sutartis taip pat galime sudaryti iki 29 metų birželio 29 dienos, kadangi lėšos yra europinės. Kokios yra projekto tinkamumo sąlygos socialinio poveikio projektams, nes, kaip ir minėjau, jei vykdo socialinio poveikio projektai, tai gali veikti ne ilgiau kaip 5 metus ir jiems yra taikomos didesnės palūkanų normos nuolaidos. Tai kasgi tas yra pats socialinio poveikio projektas? Tai kai teikiamos paslaugos ar gaminamos prekės skirtos socialiniams reikmėms, tai yra socialinės globos įstaigoms, sveikatos priežiūros, senyvo amžiaus žmonėms, socialiai pažeidžiamiems asmenims, jų integracijai, arba gamina prekes ir teikia paslaugas kad būtų pasiektas socialinis tikslas, tai yra tam tikra socialinė arba darbinė integracija, kai suteikiama galimybė dirbti socialiai pažeidžiamiems asmenims. Ir jei toks projektas pripažinamas kaip socialinio poveikio projektas ir jis aplikuoja į tai, tai visą paskolos sutarties galiojimo laikotarpį po paskolos panaudojimo termino pabaigos jo metinės pajamos iš ekonominės veiklos kai sprendžiama ta socialinė problema ar įdarbinami socialiai pažeidžiami asmenys, turi sudaryti ne mažiau kaip 30% viso paskolos gavėjo pajamų arba 30% įdarbintų socialiai pažeidžiamų asmenų dalį įmonėje. Tai tokių duomenų įrodančių apie tai, kad pasiekė šios rodiklius, mes paprašysime po projekto įgyvendinimo. Taip pat projektas turi atitikti reikšmingos žalos nedarimo principus, o valstybės pagalba suteikiama pagal bendrosios išimties arba deminimis reglamentus, o deminimis taikomas jei įmonė vidutinė. Nepaminėjau apie nuolaidas. Taip, tai 50% nuolaida yra taikoma verslams veikiantiems iki ne ilgiau negu 3 metus, o 70% nuolda taikoma yra socialinio poveikio projektams vykdantiems projektus, socialinio poveikio projektus vykdantiems verslams ir Ukrainos verslininkam arba Ukrainos juridiniams asmenims, kurių vienas iš savininkų yra Ukrainos pilietis. Tai apie startuoką trumpai tiek. Tikrai populiari priemonė, aktyviai besikreipiančių yra nemažai paskolų gavėjų. Ar Ar yra būtų klausimų klausimų? pas dalyvius? Aš norėjau paklausti, kiek aš atsimenu, šita priemonė yra per partnerius teikiama, ar ne? Per kredito Ne. unijas, ne? Šiuo metu tai nuo praeitų metų, berods, jau teikiama tiesiogiai. Ilte teikia startuoką tiesiogiai. Anksčiau buvo per Mhm. finansų tarpininkus teikiama, taip. O aš dar norėjau dėl dotacijos paklausti, Taip, nes ir pirmoji priemonė, ir antroji priemonė buvo paminėta dotacija. Tai ta dotacija irgi per iltę yra gaunama, ar taip, kaip čia taip, šita taip. dalis? Nuo paskolos yra nurašoma dotacijos dalis. Taip, per iltę, viskas per iltę. Nuo paskolos nurašoma. Ar tai Taip, reiškia, kad grąžinti reikės ne visą paskolą, jeigu naudojasi dotacija? taip, tai jei dotacija Toks principas. priklauso, taip, taip, Ar kaip tik plus yra, nu tarkim, jeigu pasiema 80 tūkstančių ne paskola, plus, plus 20, ne, reiškia ne, iš tos sumos. taip, iš tos sumos. Ir, Supratau. ir viskas Mhm. yra vienose rankose, tai iltės rankose, tiek paveldas, dotacija, jokias kitas įstaigas kreiptis nereikia. Dotacija nuo mūsų paskolos taip ir nurašoma, startuoko atveju taip pat. Nes aš vat apie startuoką iš to senesnės patirties turėjau su įmonėm, kada per kredito unijas tvarkydavom, tai iš tiesų ir esam labai vieną turėję ilgą procesą, ten pusę metų vertino, duos, paskui neduos, nu, žodžiu, labai įdomiai ten ta situacija vyko, tai toks nelabai gal gera patirtis, bet ar aš gerai suprantu, kad dabar jeigu jau viskas yra per tiesiogiai ar ne, per jūs vyksta, tai gal ir greičiau ir sklandžiau Taip, procesas procesai apsidoroja. visos šitos priemonės, kurias šiandien pristatinėju,
yra vykdomos tiesiogiai per iltę. Mhm. Dar įdomiai pasirodė va, tas socialinio poveikio prekės, Pro- paslaugos, ką jūs ten Taip, viską minėjot, projektas, taip, projektas. Tai dabar, pavyzdžiui, yra įmonė, kuri gamina neįgaliesiams skirtus pandusus, berods taip vadinasi, tas nu, užvažiavimo statybinis elementas, kuris prie kiekvieno pastato dabar jau turės būti montuojamas. Bet įmonė yra sena, kad nežinau, 10 metų su viršum veikianti. Tai jeigu tokia įmonė norėtų iš principo pasinaudoti tokią priemonę, tai jai realiai reikėtų kitą verslą steigti šalia. taip, nes reikalavimas yra Teoriškai. socialinio poveikio pobūdžio projektus vykdančioms įmonėms veikti neilgiau negu 5 metus. Taip. Mhm. Man dar apie tos ukrainiečius irgi užkliuvo, kad reiškia tarsi ir toks yra išskirtinis rėmimas jų, skatinimas. O kaip ten yra, pavyzdžiui, su akcininkų struktūra? Ar tai reiškia, kad ukrainietis tiesiog turi būti akcininkų struktūroje, nu, tarkim, su 51% akcijų? Tai Taip, gali būti pusiau verslas, ne pusiau taip, lietuviškas, pusiau ukrainietiško kapitalo. taip, tai vienas iš dalyvių. Dalyvis, taip. Mhm. Gal dar Tai dalyviam čia kokių šitas klausimų kilo? rytis, taip, išskirta Ukrainos nu, ryšim su karu. Net ir metai matom, nuo kada jie turi leidimus gyventi Lietuvoje, tai susijęs su Ar, karo ar situacija. aktyviai, ar naudojasi, ar aktyviai naudojasi? Jolita pakomentuok turbūt iš klientų pusės. Taip, tai kas liečia priemonę, tai jinai tikrai yra labai aktyvi. Mes gauname, dabar, kad nesumeluočiau, per pusę metų esame tikrai virš 100 paraiškų gavę. Ir jeigu kalbėt apie ukrainiečius arba jų įmonės įsteigtas, tai buvo didžiulis susidomėjimas, bet šiai dienai, nu, kaip ir neturiu aš tos statistikos, tai yra viena kita įmonė, kur yra pasikreipusi, bet tai nėra didžiulis kiekis. Pavyzdžiui, turėjom konsultacijas Panevėžyje, Kaune, tai ten buvo kai kuriuo atveju ir specialiai jiems darytos konsultacijos, netgi rusų kalba. Tai va, tai susidomėjimas, jisai tikrai yra, priemonė yra labai, labai aktyvi. Jeigu jūsų rūta minėtas tas atvejis, kad įmonė jau veikianti daugiau negu 3 metus, tai mes turime ir kitas priemonės, tik tai nežinau, kiek tas yra pritaikoma, tai turime tą patį pokytį, tą patį, nežinau, Giedra irgi pantrink, į milijardą, kur irgi galima būtų veiklai plėsti, teikti paraiškas, tai galima konsultuotis su Ilte tiesiogiai kalbėti apie poreikius, ir mūsų specialistai tada pakonsultuos, pagal kurią priemonę yra geriausia rinktis. Mhm. Gerai, gerai, dėkui. Mhm, prašau. Tai keliaujam gal prie perspektyvos, tokios nišinės pakankamai priemonės ir labai specializuotos. Tai priemonė yra skirta iš visų aptariamų daugiausiai lėšų, tai yra 150 milijonų eurų, tai 42 milijonai vidurio ir vakarų Lietuvos regionai, 107 sostinės regionai. Ir šios priemonės tikslas yra skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą, inovacijų veiklą bei aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas. Tai sostinės regionai gali būti veiklos pramoniniai tyrimai ir ar bandomosios taikomosios veiklos. Ir sostinės regioną gali aplikuoti mažos arba vidutinės įmonės, mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės ir vidutinės kapitalizacijos įmonės. O vidurio vakarų regionas taip pat pramoniniai tyrimai ir ar bandomosios taikomosios veiklos.
pramoniniai tyrimai ir ar bandomosios taikomos ir inovacinės veiklos. Ir pramoninio tyrimo bandomoji taikomoji veikla projekte yra privaloma vidurio vakarų regione. Ir ir aplikuoti gali maža arba vidutinė įmonė ir didelė įmonė, ko negali didelės įmonės aplikuoti sostinės regione. Reikalavimai paskolos gavėjams nesustosiu tie patys, kaip ir anksčiau minėti, gal išskirsiu vieną, kad tą visą vadinamą mokslinio tyrimo MTEPinę veiklą mums vertina ir atlieka atitikimą inovacijų agentūra pagal verslo subjekto ilte pateiktą informaciją. Ką tai reiškia, kad teikdamas paraišką klientas užpildo tam tikrą formą, tenai pagrysdamas tą savo mokslinės bandomasias veiklas ir ar tai atitinka pramoninius tyrimų ar tas bandomųjų taikomųjų veiklų visą pobūdį, mums įvertina inovacijų agentūra. Tuomet, kai gauname, kad tai atitinka, tuomet prasitęsia projekto vertinimas mūsų pusėje. Taip pat, jei valstybės pagalba yra teikiama pagal bendrosios išimties reglamentą, čia svarbus momentas yra, kad projektas, kuriam prašoma suteikti finansavimą iki paraiškos pateikimo dienos, turi būti nepradėtas įgyvendinti. O kiti reikalavimai tokie patys, kaip prieš tai buvau paminėjus. Kokios yra tinkamos finansuoti išlaidos. Šioje vietoje mes, kadangi pinigai yra iš Europos regioninės plėtros fondo ir tai reglamentuoja reglamentas, tai yra pakankamai griežtai apibrėžta, kokios yra tos tinkamai finansuoti išlaidos, tačiau čia galimos apivartiniam išlaidoms skirti, tai yra išlaidos personalui, darbo užmokestis ir su tuo susiję dalykai, išlaidos tyrėjams, technikams, taip pat išlaidos priemonėms ir įrenginiams skirtoms projekto veikloms įgyvendinti, išlaidos pastatams įsigyti, išlaidos patentams, licenzijoms, konsultavimo išlaidoms, taip pat papildomom išlaidoms, skaitant išlaidas medžiagoms ir panašiai. Paskolos sąlygos taip pat yra lengvatinės, kai visos mano šiandien aptariamos tokios yra. Didžiausia paskolos suma yra iki 10 milijonų eurų. Galima dotacija, tai čia nebesvarbu jau regionas, sostinė ar vidurio vakarų regionas. Dotacija galima iki 30%, paskolų terminas 10 metų, paskolas taip pat sudarome iki 29 metų birželio pabaigos. Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarimo principus ir projektams suteikiama valstybės pagalba pagal bendrosios išimties reglamentą arba de minimis reglamentą priklausomai nuo įmonės dydžio. Palūkanos. Tai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, ką tai reiškia, tai yra 0% nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paskolos gavėjas pradės gauti pajamas iš projekto, bet ne ilgiau nei 5 metus, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 3 metus, arba 3 metus, jei vykdo veiklą ilgiau kaip 3 metus. Vėliau palūkanų norma tampa 2% iki visų kitų likusių paskolos laikotarpių. Tai dalį laiko yra 0. Tai apie perspektyvą tiek. Nišinė priemonė, pinigų užtektinai visose regionuose, tai labai aktyviai ieškome, pristatome ir tikimės, kad klientai susidomė šitą priemonę ir ateis. Tai apie perspektyvą tiek. Man tai visada įdomus klausimas su tom palūkanom, nes dabar turėjom va tokią patirtį, kai kilo Euriboras, ar ne? Ir kaip tada nutinka, jeigu jūs sakot, kad fiksuota palūkanų norma 2%, o Euriboras pakilo? Tai šitoje priemonėje yra fiksuota metinė palūkanų norma nepririšta prie Euriboro.
Ar tai Šit reiškia, kad jeigu Euriboras kyla, o fiksuota yra 2, tai, kaip čia pasakyti, neigiamą skirtumą Ilte kompensuoja iš savęs tokiu atveju? neigiamo skirtumo tai nekompensuotų, tai jei bus, Aš čia gal taip, pasijungsiu gal į, Jolita padėk. į diskusiją. Taip, tai yra 2% fiksuota palūkanų norma ir jinai yra nekintanti. Tai yra nesvarbu, ar Euriboras kinta ar nekinta, čia yra nepriklausomai. Jeigu tai būtų kintama palūkanų norma, tada priklausytumėm nuo Euriboro, bet galima sakyti iš kitos, iš ekonominės pusės, kad taip, jeigu Euriboras, sakykime, kyla ir natūraliai turint kintamą palūkanų normą sutartyje išlaidos, finansinės išlaidos jos didėtų, tai šituo atveju jos lieka visą laiką visų laikotarpių stabilios. Nežinau, ar atsakiau į klausimą Jo, atsakėt. ir ar visiems aišku. Man tai tikrai atsakė tik klausimą, nes man čia pat ir buvo labiausiai galvonu, kaip jie gali užfiksuoti tokias tas palūkanas, ar tai reiškia, kad padengia tada iš savęs, jeigu sviravimai vyksta. Tai yra tiesiog lengvatinė nu, paskola, jeigu Paskola. taip žiūrėti, ir tai yra skatinimas tų pačių technologinių ir mokslinių tyrimų. Ir štai šitos paskolos jos yra, sakykime, leisiu savo pasakyti, kad jos yra subsidijuojamos, dotuojamos. Tai štai tos palūkanų normos, tai jos nėra konkurencingos, Mhm. nėra rinkos sąlygomis. Tai atsižvelgiant, tai būtent kadangi Ilte mes veikiam tuose sektoriuose, kuriuose yra paklausa, bet nėra finansavimo ir tie sektoriai valstybės mastu yra prioritetas ir jie yra skatinti, todėl ta palūkanų norma yra tokia nustatoma, kai matom nulis palūkanų normą arba tie patys du, tai yra tikrai mažos palūkanos. Man dar įdomus, bet irgi faktas paminėjote, kad inovacijų agentūra dabar jau patvirtina ar ne dėl to MTEPO, ar tai tikrai atitinka ar netitinka, nes anksčiau tai va toj vietoj būdavo labai, verslai iš tikrųjų labai šitą priemonę domisi, jinai irgi nėra jau nauja, bet labai tas MTEPas, suvokimas, kas tas MTEPas yra, kas atitinka, kas netitinka, tai labai subjektivus dažnai būna. Tai gal vat kažkokių irgi pavyzdžių, tokių iš gyvenimo, iš praktikos, kas ten ką dabar išradinėja. Jo, tie moksliniai tyrimai tai nėra lengva sritis, už tai yra ir vertinama atitinkamai mokslininkų ir yra tam tikros vėlgi inovacijų agentūrai komandos. Jeigu tokiam patirtim, aš dabar galvoju, nu čia ką mes paskutinį vertinam, tai tie MTEPai, aišku, yra dabar karo pramoniai, sakykime, naudojami ir yra dvi dalis. Tai viena dalis, kur yra kuriamas produktas ir kita yra to produkto komercializacija. Tai šitas lengvatinis pagrindė yra to produkto kūrimui. O toliau jau yra į to produkto paleidimas arba komercializavimas, paleidimas į rinką, tai jau yra kita stadija. Tai va, tai pagrindė, kas yra vertinima, tai yra tas, ar tas produktas bus, yra galimybė jį sukurti, taip kaip jisai aprašytas verslo plane, ar jisai galės tas projektas įsigyvendinti su tom lėšom ir su tom technologijom, kaip yra galvojama jį kurti. Labai įdomų dalyką paminėjot karo pramoniai, nes nu, mes kiek visą laiką atsimenam, ar ne, kad yra draudžiama viskas, kas su ginklais, karu ir taip toliau, negalima nieko gaminti, nieko pardavinėti. Tai ar čia šitoje vietoje irgi jau yra kažkokiu teisės aktų išplėtimų galbūt verslui palengvina šitas rytį? Tai matot, su karu nebūtinai susiję tik būtent ginklų gamyba. Ginklai, jo, Gali jo. būtent ir dvigubos paskirties kažkokie produktai, dronų dalys,
patys dronai, kažkokios technologijos, būtent kas susiję Pavyzdžiui, su kitais saugos dalykais. yra, Taip. pavyzdžiui, saugos kameros, pasienio kameros. Tai tokie čia gal su saugumu susiję daugiau, sakykime, čia karo pramonė gal taip Mhm, plačiai plačiaja paėmiau, prasme. plačiaja Prasme. prasme, nes nu, aktualios yra tokios, kad ir tom pačiom saugumo priemonėm arba vaizdo stebėjimo priemonėms, naujoms technologijoms kurti yra šita va priemonė irgi naudojama. Mhm. Tai visai jau taip, kaip čia pasakyti, jau visai žemiškai skamba. Dabar netgi prisiminiau vieną verslą, kuris turi idėją, bet irgi niekaip jos neišvysto. Būtent kaip jūs minėjot, saugumo kamera, bunkeris toksai, kuris galėtų būti sumontuojamas sklype, po namu, prie namo, po žeme ar dalinai po žeme. Tai čia, kaip suprantu, vat kažkas tokio jau ir tiktų, ar ne, iš tiesų? Nes nėra, Lietuvoje nėra kol kas bent jau. Jei pripažintų tai inovacija, inovacijų agentūra ir Taip. kaip tai taip. Tai šitą vietą jie turbūt jie turi kažkokią tai idėją būtent MTEPinę, tai pirmą galėtų pasikonsultuoti su inovacijos agentūra preliminariai, ar ta idėja atitik būtent tą MTEPO suvokimą. Aha. O dar tada klausimas jo dėl tos inovacijos, o jeigu Lietuvoje nėra, bet pasaulyje jau yra, tai jau nėra inovacija greičiausiai, ar ne? Šitoj vietoje aš neatsakysiu, kaip tiksliai vertina inovacijų agentūra, tai neklaidinsiu ir neatsakinėsiu šitą klausimą. Reiktų jų tiksliau paklausti, kaip jie vertina. Supratau, tai Kai, žodžiu, kai jeigu, mums teikia paslaugą tokią, tai detaliai tų visų reikalavimų, jų vertinimo neatsakysim mes konkrečiai. tai jeigu verslas turi konkrečių idėjų, kurios vat, galėtų būti jų manimų pagal šitą priemonę finansuojami, tai pirmas pasitikrinimas ir yra su inovacijų agentūra, ar ne? Aš sakyčiau taip, kad neteikti paraiškos turbūt tuščiai ir po to gauti neigiamą atsakymą. Mhm. Nes mes vis tiek grįžtam pas juos ir prašom projektą šituo atveju įvertinti. Taip, tai labai įdomu, turim dar 12 minučių mūsų laiko, tai gal dar galite paminėti, kokios šiaip yra pačios populiariausios va šiuo metu labiausiai naudojamosios priemonės. Nes aš E, pasižiūrėjau interneto tinklapį, iš tikrųjų priemonių yra labai daug ir net galvoju, kurias čia tas priemonės pakviesti pristatyti, tai net buvo sunku išsirinkti. Tai taip, tų priemonių jauniems verslams, tarkim, tai startuokas yra tiesiogiai iltės teikiamas paslaugos, paskolos verslumo skatimo fondas 3 yra irgi tokiems labai jauniems verslams, bet per finansų tarpininkus, tai yra Taip. įmonėms iki 1 metų, iki 25 tūkstančių eurų. Bet čia jau finansų tarpininkai teikia, kas teikia konkrečiai Iltės puslapyje yra visas sąrašas įvardintas. Tai čia kas susiję su jaunais verslais. Taip pat yra priemonė milijardas verslui, populiari, pakankamai platus sričių baras, kas gali kreiptis finansavimo, tačiau ten nėra lengvatinės kaip ir paskolos, tai yra rinkos sąlygomis teikiamos ir palūkanos. A, m, Pokytis, priemonė, vėlgi tokia specifinė nišinė, skirta skaitmeninimui, pramonės įmonėms, kas irgi gali būti aktualu. Aš A, gal dar Giedrą papildyčiau atviras kreditų fondas 3, kuriam irgi čia yra verslo plėtrai yra skirtas, bet jisai šitą priemonę teikiama per finansų tarpininkus. Ir ten galima tiek investicijoms, tiek apivartinėms lėšoms gauti paskolą. Ir tenais yra kaip ir dalis paskolos finansų tarpininkų, dalis paskolos mūsų. Tai yra tas pasidalintos rizikos vadinama, vadinama paskola ir finansų tarpininkai, kurie dalyvauja, tai yra Urbo bankas ir LCQ kredito unijų grupė.
Tai va ten irgi, pavyzdžiui, palūkanos ten yra fiksuota marža iki 3 procentų, kur nu, kad nebūtų finansų tarpininkas, kad neužkeltų tos maržos ir kad nesigautų ten belenkiek mokėti palūkanų. Tai jeigu iš 3 mėnesių Euriboras plus maksimum 3 procentai marža, tai šiai dienai Euriboras, man atrodo, jeigu neklystu, apie 1,9 gal 1,8, tai va iki 5 procentų gaunasi palūkanų norma, o terminas paskolos gali būti iki 10 metų. Tai metų trukmė iš tiesų yra labai ilga. Aš čia dabar gal kaip iš jau finansininko pusės pasakysiu, kad tikrai šiaip standartinės bankų paskolos tai iki 5 metų, 7 jau maksimumas. Čia, ką aš girdžiu, ir 10, ir 15 metų gali būti fiksuotos palūkanos, kas labai irgi, kaip čia pasakyti, saugiai galima susiplanuoti pakankamai pinigų srautus su tom fiksuotom palūkanom. Ir dar didžiulis privalumas iš tiesų tos dotacijos, nes tai reiškia, kad pasikreipus paskolos, jeigu patvirtinama ar ne ir dotacija, tai tada gražinti jau reikia nebe visą paskolą. Mhm. Bet čia Rūta kalbate apie startuoką. Bet aš mačiau tas dotacijas prie daugelio priemonių. Jo, Taip, taip. prie mūsų teikiamų jos yra daugelios. Jeigu Iltė tiesiogiai teikia, tai jos yra prie daugelio priemonių. Taip. Aha, tai jeigu Iltė tiesiogiai teikia, tai toks galbūt yra ar ne algoritmas, tada yra ir ta dotacija. Giedrė, jeigu per finansų tarpininkus, aš kiek prisimenu, ten dotacijų nėra ir Ne, nurašymo kažkokio tai taip. nėra. Taip. Tai reikėtų, aha, tai principas reikia žiūrėti tiesiogiai per iltę, kurios yra Taip, tos taip. geresnės, dar geresnės. O dabar dar tada, aišku, visiems verslam klausimas dėl įkeitimo, dėl kažkokio tai, nu, kaip ateini į banką ar ne, jeigu jaunas verslas arba jeigu finansai, jeigu su 0,1 to kapitalo rodiklio ateitum į banką, tai tau be įkeitimo nieko neduotų. Kaip čia pas jūs? Paprastai, tai jeigu, nu, gerai, paimkim tą pačią priemonę startuok, tai paprastai prašom įkeisti tas, kas yra įsigijimai. Jeigu tai yra investicinė paskola, tai kažkokio įkeitimo jo tikrai reikės, bet tai nėra šalutinis. Tai paprastai įkeičiamos tos priemonės, kurios yra įsigijamos už tą paskolą. Tai neprašoma šalutinio, sakykime, šalutinio turto įkeitimo. Paprastai yra tai toks atvejis, galbūt ne visais, nu, priklausomai labai nuo projekto, nuo jo gyvybingumo ir nuo sektoriaus ir nuo rizikos. Mhm. Jo, čia daug komponenčių susideda, tai vienos tokios formulės gal nėra, bet pagrindinis principas tai yra taip, tai jeigu yra investicinė paskola, tai ir iš ją užsigyjamos yra kažkokios tai priemonės, tai jos yra įkeičiamos. O sakykite, ar jūsų pačių tinklapyje, Ilte tinklapyje, ar yra kažkoks tai, nu, va, aš dabar esu verslas ir ten labai daug, aš taip atsidariau, visko ten Taip, daug taip. surašyta. Ar yra kažkoks tai toksai įrankis, kad aš galėčiau pasitikrinti, sakykime, ką aš ten atitinku, neatitinku greituoju būdu, nes visi neturime laiko, dėl ko ir jūs turbūt kvietėmės pristatyti priemonės. Tai nežinau, Giedra, aš manau, kad reikėtų užsidėti ten tą varnelę puslapyje verslui. Tada yra garantijos arba paskolos, tada užsidedate paskolos ir va, Rūta jau Taip. viską, jau, Tai jau iš viską. esmės tas toks pradinis atsifiltravimas yra Čia šone, va, kur Rūta matot, žemiau sektorius, kur yra. filtrai. Jo, vat Filtrai, sektorius va čia būtent nais pagal užsidedam. Mhm. Taip, tada galim tą užsidėti paskolos paskolos. Užsidėsime ir planuojama nuimkit varnelę, tai matysim tik tai aktyv. aktyvius ir tada filtruoti apačioje yra. Jų turėtų šiek tiek sumažėti. Nu, tai AI priemonė yra čia saulės vėjo elektrinės įrengimai, tai čia žemės ūkiai nėra jo, čia produktų perdirbimai ir toliau jau matome
kad jau važiuoja. Čia jų turėtų būti mažiau. Tai va, tai tas pats paveldas yra milijardas, perspektyva, pokytis, ką mes minėjom, žemiau ir tai, jeigu galėtumėt startuok, va, verslo skatinimas. Ir šiaip įėjus į tas programas, ten yra tokie vienlapiai padaryti. Paimkite bet kurią žemiau nuvažiuokite, tada dar prašau, dar truputėlį žemiau, žemiau, Čia žemiau. pasitikrinti. Jo, galim čia pasitikrinti, bet ten yra toksai, nu, bendriniai ir vienlapiai. Giedrė, kur pasitikrinti geriausia yra priemonės atmintinė, va, tai priemonės atmintinė Taip, arba priemonės pavyzdžiui, atmintinė. jo, arba pavyzdžiui, čia nais reikalavimai norintiems, kur yra dukas, kur reikalavimai norintiems gauti paskolą, tai ten taip yra daug visko, va čia yra priemonė atmintinė, tai va apie tą priemonę yra viskas plius minus visos sąlygos yra surašyta. Taip trumpai. Mhm. Tai va O, čia o šiaip, vieno lapo PDF-as atsidaro atminti. taip, Nu, taip, žodžiu, taip. reikia gerai žinoti, kur paieškoti. Jo, ir kitas dalykas, tai visą laiką, jeigu, nu, mano rekomendacija, jeigu turite klausimų, kreipkitės į Iltę, nurodytais puslapyje kontaktais ir tikrai teikiame tiek nuotolinės konsultacijas, tiek važiuojame į regionus gyvai. Dabar šiai dienai jau baigiame pirmą pusmečio konsultacijas regionuose, tai kitą pusmetį vėl tęsime šitų priemonių pristatymus. Tai kviečiame tikrai naudotis, registruotis ir pasimatysime tada ir aptarsime visus jūsų poreikius, ką galima būtų pritaikyti. Tai ar jau žinote, į kokius miestus rudenį važiuosit? Nes šiaip mačiau, čia buvot ir Plungiai, ir Telšiuose. Gal ne jūs asmeniškai, bet buvo kažkas su priemonėm. Jo, tikrai buvo priemoniai, tai važiavom ir Kaunas, Panevėžys labai aktyviai, kartais, pavyzdžiui, Kaune suvažiuoja dar ir iš Marijampolės, iš aplinkinių miestų. Tai buvom tam pačiam Alytuje, Klaipėdoje, tai nežinau, matyt, tikslas yra pagrindiniuose miestuose Lietuvos būti. Ir dar pasižiūrėsim pagal poreikį, ar bus kažkur užsiregistravusių ir bandysim apimti didesnę Lietuvos teritoriją tada. Mhm. Bet tikrai kviečiu ir nuotoliu. Nuotoliu labai paprastas būdas šiais laikais, visos priemonės yra priimtinos, tai ta nuotoliu konsultacija, jinai niekiek ne blogesnė negu gyvai. Galima užsiregistruoti į nuotolinę konsultaciją, čia kaip bankė paprastai, ar reikia, kaip čia pasakyti, sudėtinga patį užsiregistravimą padaryti, ar irgi per Ne, ne, svetainę galima kažkur Per pasispausti. nesudėtinga. svetainę. Prašau, Gedrė, Per įstok. svetainę tikrai galima užsiregistruoti į konsultaciją, yra visi įrankiai Mhm. tam. Tai ta prasme, čia. Galima Taip, užklausą taip. pateikti, galima taip, jo, čia va registruotis O, kalendorius. kaip fainiai. Supratau. Tai dabar, jeigu yra kažkoks konkretus klausimas, vat, konkretus verslas, konkreti priemonė, užsiregistruoju, pasirenku ar ne, reikia nurodyti priemonę ar nereikia čia pradžiai, ne, tik tais. Ne, galite, Tai. kas domina, komentarę galite tiesiog parašyti, kad domina, sakykime, viena ar kita. Galite parašyti, kad domina viena ar kita priemonė, bet iš Mhm. esmės galite nurodyti veiklą, reikalinga paskola ten tam ar anam ir mes jau maždaug plius minus žinosim. Supratau. Aš tarkim sakau, kad tiesiog turiu poreikį va, tą ir tokį finansavimą, ar turit kažką pasiūlyti ir jau Taip, tos konsultacijos metu jūs ir atsakysite. taip, taip. Konsultacija vyksta kažkokia irgi platforma, ar ne? Zoom arba Teamsais tikriausiai, Timsai, ne? timsais paprastai, tai timsai susijungiam. Mhm. Supratau. Nu ką, tai turim 10 valandų ir turiu padėkoti Jums, Giedrė ir Jolita, kad atvykote, pristatėte, papasakojot. Gaila, kad dalyviai mažai klausinėjo, aš čia tik tai visą eterį O, užpildžiau. bet jūs, Rūta, puikiai, manau, kad visus jų klausimus uždavėte. Tai ačiū labai, kad pakvietėte mums, kad suteikėt galimybę dalintis. Ar Ir prezentaciją pasidalinsite?
Galėsiu pasidalinti, taip, Nes kartais atsiųsiu. būna tie, kas žiūri įrašą, vėliau klausia, ar tas bus, ar anas bus. Tai, žodžiu, tada apsikeisime dar kartą kontaktais, prezentacija jau